Sveiki, dabar norėsiu pademonstruoti, kaip reikia tirti rotatorių manžetę. Uždėtam daviklį ant peties priekinės srities ir mes matome štai dvigalvio žasto ilgąją sausgyslę ir norint įvertinti visą rotatorių manžetę, mes turime paprašyti paciento užsukti ranką grynai už nugaros. Yra keletas būdų, kaip laikyti ranką už nugaros arba prispaudus su plaštakos nugariniu paviršiumi prie nugaros, arba galima paprašyti paciento irgi, kad tartum įkištų savo plaštaką į kelnių užpakalinę kišenę. Kas yra svarbiausia, ką mes turime matyti, štai vertinant ultragarsu, tai yra vėlgi nepamesti mūsų dvigalvio žasto ilgosios sausgyslės. Ir jeigu štai tiesiog pacientas uždėjo ranką belia kaip už nugaros, mes uždėjom daviklį ir šitame vaizde, ką aš matau deltinį raumenį, aš matau šiek tiek tokias akcentuotas subdeltoidinės burzos sienelės ir aišku mūsų štai visą rotatorių intervalą, visą sausgyslės sluoksnį ir aišku matau žastikolio pačią galvą. Tačiau vien tik vertinant iš šito vaizdo man sudėtinga pasakyti, kur yra antyglinė, kur yra podyglinė pati sausgyslė. Kodėl? Todėl, kad aš nematau dvigalvio žasto ilgosios sausgyslės. Ir kartais pradedančiajam gan ilgai užtrunka, kol ieškoma, kol surandama šitą dvigalvio žasto ilgoji sausgyslė. Ką reikia daryti? Grįžtam į pradinę padėtį, kaip mes vertiname nuo pat pradžių dvigalvio žasto ilgąją sausgyslę. Ir dabar paimam paciento ranką ir po truputį sukam ranką už nugaros, nepamesdami mūsų dvigalvio žasto ilgosios sausgyslės. Bandom visada daviklį mes prisitaikyti ir šitame jau vaizde aš matau dvigalvio žasto ilgąją sausgyslę ir be abejo iš lateralinės pusės aš jau dabar aiškiai matau, kad yra mūsų supraspinatus arba antyglinė sausgyslė, o jeigu keliausiu į labiau lateralinę pusę, išryškės podyglinė pati sausgyslė. Pagal nutylėjimą yra žinoma, kad, pavyzdžiui, aš susistabdysiu patį vaizdą dabar ir nuo bicepso matuojant į lateralinę pusę iki 2 cm grinai priklauso mūsų supraspinatus sausgyslė, kas dar lateraliau infraspinatus sausgyslė. Gerai, pradėkime mes vertinti mūsų rotatorius. Esame jau standartiniai padėty, mes matome štai bicepso sausgyslę ir su davikliu aš dabar važiuoju grinai į tokią distalinę dalį, tiesiog matydamas žastikolio paviršių ir po truputį aš kylu aukštyn, grįžtu atgal proksimalin ir aš matau ryškėjantį mūsų skersinį būtent rotatorių vaizdą. Ir važiuoju aukštyn iki tol, kol mes netgi pereinam šitoje vietoje į miotendinozinę dalį, matosi raumeninės skaidulos ir netgi šitoje vietoje išryškėja mūsų jau anksčiau irgi kalbėtas raištis, tai yra korakoakromialinis raištis. Ir mes jau nebematome mūsų supraspinatus sausgyslės. Grįžtu po truputį atgal, tada važiuoju su davikliu į lateralinę pusę, vėlgi bandyti vis išlaikydamas tokią skersinę padėtį, irgi žiūriu, vertinu pradžią infraspinatus sausgyslės insersijos ir keliauju štai labiau į nugarinę pusę, vertindamas visą sausgyslės skersinį pačioje plokštumoje. Kaip matot, užtenka kelis kartus brūkštelt distalin, proksimalin, vertinant sausgyslę būtent šitoje skersinėje pačioje plokštumoje. Tada mūsų kitas žingsnis, ką mes turime padaryti, tai yra pasukti daviklį išilgai. Ar jūs suksite daviklį štai į šitą pusę, kai mes turime čia galva, čia pirštai, ar pasuksime daviklį į kitą pusę, čia galva, čia pirštai, didelio skirtumo nėra, viskas priklauso nuo jūsų pačių. Dabar, ką aš darysiu, tiesiog dar kartą grįžtu prie mūsų dvigalvio žasto ilgosios sausgyslės ir aš po truputį suku daviklį išilgai, taip, kad mano vaizde grynai atsidurtų mūsų dvigalvio žasto ilgoji sausgyslė. Tai yra mūsų pradinis orientyras ir kai tik tais matau mūsų bicepsą išilginėje plokštumoje, tada aš keliauju į lateralinę pusę, žinau ir iš karto matau mūsų supraspinatus sausgyslė išilginėje plokštumoje. Ir tokioje pozicijoje aš galiu puikiai įvertinti mūsų rotatorių prisitvirtinimo pačią vietą.
dar keliauju dabar į lateralinę pusę, aišku, šiek tiek aš jau turiu po truputį rotuoti mūsų daviklį, kad įvertinti mūsų infraspinatus sausgyslę. Susistabdau vaizdą šitoje pozicijoje, šitoje vietoje ir ką aš matau, tai mūsų štai žastikaulio galva, plonas šiandien visai aiškiai matomas turi būti ir žastikaulio galvos kremzlinis sluoksnis, visa kita štai apima mūsų rotatorius, sausgyslė pati, kur prisitvirtina prie viso štai didžiojo gumburėlių. Dar aukščiau aš matau virš supraspinato šiuo atveju irgi šiek tiek tokias akcentuotas subdeltoidinės burzos sienelės, šiek tiek distaliau matome jos plonesnės. Dar aukščiau aš matau mūsų grynai deltinį patį raumenį. Grįžtu atgal, mūsų bicepsas, dar kartą štai išilgai aš jį išsivedu ir po truputį važiuoju ir vertinu mūsų rotatorių inserciją. Visada, kai tik tais jūs pamatysite insercijoje vietoje tokius hipoechogeniškos zonas, ar ne, ir matome šitą zoną šiuo atveju yra tokia didesnė, bet jeigu aš po truputį kreipiu daviklį ir vertinu grynai pačią inserciją ir kad mano ultragarso spinduliai keliautų tiesiai prie pačios insercijos, matau, kad šita zona išnyksta. Ką mes turime? Mes turime tiesiog anizotropijos tokį židinį ir tai jokių būdų ne tentinozė, ne plyšimas. Todėl visada, kai tik tais matome tokias žemesnio tankio zonas, mes turime adaptuoti mūsų daviklį ir kreipti jį kiek tik tais galima, išvengiant štai tokių hipoechogeniškų zonų ir, aišku, išvengiant klaidingos pačios diagnozės. Taip, tiek iš rotatorių manžetės vertinimo ultragarsu.